Putinus mes auginame jau daugiau kaip 7, turbūt 8 metus, kai kiekvienais metais dirbi intensyviai, iš tikrųjų tos metus ir pameti, bet putinai mūsų šeimoje prasidėjo nuo naudojimo pradžiai savo. Vaikystėje aš naudodavau, kai mano mama gamindavo putinų sirupą, jinai prisimena šitą receptą iš savo vaikystės, kai jos močiutė, jos mama darydavo, nes ir augino putiną prie savo namų kaime. Tai iš tikrųjų tai šita tradicija atėjo iš mūsų šeimos gan iš anksti ir pradžioje auginame tikriausiai 1, gal 2 putinus, kuriuos dar turime ir šiai dienai. Ir po truputį mes jų vis prisisodindavom ir taip plėtėm tų putinų auginimą vien dėl to, kad labai daug jų išdalindavom savo artimiesiems. Šeimai, broliam, brolių šeimai, puseseriam, draugams, galų gale vėliau ir svečiams, kurie atvykdavo į mūsų sodybą. Ir taip gavosi, kad mes gavome labai netikėtą pasiūlymą dalyvauti pirmoje savo mugėje, tai buvo Kaziuko mugė. Nepasakysiu, kurie tie metai buvo, bet tai buvo paskutinė Kaziuko mugė Laisvės alėjoje. Ir kai mes per tikriausiai nepilnas 4 valandas išprekiavome visą savo putinų sirupą, nes buvo toks susidomėjimas. Ir tada mums su vyru užgimė ta mintis, kad čia yra niša ir reikia ją plėsti, tobulinti ir daryti kažką daugiau. Ir tais metais tą rudenį mes tikriausiai pasisodinome 100 putinų. Tai juos po to parodysiu vėliau. Ir jau tie putinų krūmai yra didesni nei 2 metrai, skiname beprotiškai didelį derlių iš jų. Ir šiais metais daugiausia derliaus davė tie mūsų senieji putinai. Na ir kiekvienais metais, matydami tą susidomėjimą, mes vis daugiau ir daugiau tų putinų sodiname. Tai buvo projektas skirtas žemės ūkio produktų perdirbimui ir mes nusprendėme, kad pabandykime įsirengti profesionalų cechą, kur galėtume būtent apdoroti visą tą kiekį putinų, kuriuos užauginome. Ir iš tikrųjų šio projekto dėka mes įsigijome profesionalią kaulavaisių spaudyklą. Tada mes įsigijome šaldiklius, kur galime savo uogas peršaldyti, nes putinai yra tokia specifinė uoga, kad ją reikia apdoroti tik tais po pirmų šalnų, bet mes žinom, kad dabar laikai yra labai šilti, sezonas tikrai labai šiltas, pastarėjai bent jau 3-4 metai, tai mes nespėjame sulaukti tų šalnų, privalome uogas skinti anksčiau, tai mes jas turime dirbtinai peršaldyti, tai mums tie šaldikliai, šokinis šaldiklis, kurį įsigijome, paprastas šaldiklis padeda tai padaryti, visas uogas peršaldyti. Iš tikrųjų, projektas mums leido apdoroti daug uogų, leido našiau dirbti, produktyviau. Ir mes berašant projektą įsipareigojome, kad savo ceche galėsime ir kolegų uogas perdirbti, tai iš tikrųjų mums atveža braškės, spaudžiame braškių sultis, galime gaminti džemus, nes turime didžiulį autoklavą 100 litrų, spaudžiame avietės, tai žodžiu padedame ir savo kolegoms, ne tik savo dirbame užsigrobę visą tai, bet ir su kolegomis bendradarbiavame ir projekto dėka galime tikrai gyvendinti daugybę užsakymų tiek savo, tiek ir savo kolegų, kurie yra aplinkui mus.